Tikriausiai tai viena iš paskutinių mėnesienos naktų, kai dar vaikščioju ir galiu vertinti visada taip mylėtą žemės grožį. Kiek daug kartų lydėjau žmonės prie tėvo sosto ir kaip retai temačiau tikrąjį žmonių žinojimą ir tikėjimą, kaip dažnai stengdavausi nugalėti žmonių baimę jų paskutinę valandą. Dabar, kai pats einu pas savo tėvą, suprantu, kad žmonės slegia ne baimę, bet nenaudingai, nebaisingai nugyventų gyvenimo sunkumas. Suvokimas, kad buvo nepakankamai ištikimi meilės priesakoms, kad nepakankamai dorai pragyveno savo gyvenimą. Brangus drauge, mirties nėra. Ta akimirka, kai išeina paskutinis žmogaus atodūsis, dvasia jau būna palikusi savo formą, kurioje žmogus gyveno žemėje. Ir tie, kurie miršta, ir tie, kurie gimsta, žemėje gyvena vien tam, kad pažengtų tobulėjimo keliu. Kartu su šiuolaikiniu auklėjimu žmogus įsiurbia į save tiek prietarų, kad net nesupranta, jo gyvenimas, visas didis gyvenimas, juda, kunkuliuoja aplink jį ir pačiame jame. Jeigu jūsų širdyje nebūtų to šviesos, kuri mus abu ir viską aplink dabar gaubia, nebūtumėte galėję pasiekti tokio aukšto tyrumo, kuriame gyvenote ir gyvenate. Žmogaus širdyje atitinkamos jo vystymasi viena po kitos atgimsta tos vienatinio gyvenimo savybės, kurios glūdi jame pačiame. Pasiekusios pilną išsivystymą, žmogaus savybės perauga į visą aktyvę, gyvą jėgą. Jos nustoja būti vien tik žmogaus savybėmis, jos teka jo gyslomis kaip kraujas, kaip spindulinga meilės materija ir pagaliau atsiskleidžia jame kaip atgyjęs jo amžino gyvenimo aspektas. Viskas, ką žmogus sugebėjo savyje iki galo išvystyti, tapo jo dieviškos dvasios aspektu, jo vidinė kūrybos ugnimi. Kai fizinė forma tapo ankšta tokiai atėjusiai žmogaus dvasiai, kai ji išaugo ją kaip vaikišką rūbą, žmogus keičia formą, o mes tai vadiname mirtimi. Jūsų gyvenimas, kad ir kaip griežtai jį vertintumėte, be priekaišto. Ir mūsų susitikimas neatsitiktinumas, bet mums abiem duotas didis džiaugsmas. Mano ištikimas, atsidavęs drauge, iki šiol aš buvau jums skolingas. Aš nesuprantu jūsų, lorde Benediktai, nors tikra tiesa, kad jaučiu jums didelio artumo, lyg senos pažinties jausmą, bet tas, kuris susipažįsta su jumis, tas ir negali greta jūsų kitaip jaustis. Jūsų gerumas ir žavesys pavergia kiekvieną. Jūs niekada nemąstėte apie žmonių gyvenimą žemėje kaip apie amžiną gyvenimą, ne tik kaip apie atkarpą tarp gimimo ir mirties, o juk tai gyvenimų žemėje seka per ištisus amžius. Danguje nėra vietos poilsiui. Visa, kas gyva, danguje darbuojasi taip pat, kaip ir žemėje. Mes išeiname iš čia, dirbame, mokomės, gyvename lengvesnėse formose, pagal kitus dėsnius, lygiai taip pat kaip žemėje. Mes galime gyventi tik pagal žemės dėsnius. Šioje žemėje jau nekartą buvote ir nekartą susitikote su manimi, bet tai vis būdavo trumpalaikiai susitikimai, kur kiekvieną kartą vis likdavau jums skolingas. Paskutinio mūsų susitikimo metu jūs išgelbėjote man gyvybę.
Dabar ilgai jūsų ieškojau, norėdamas atlyginti už visą man padarytą gerą. Tik prieš keletą mėnesių, būdamas Maskvoje, sužinojau, kad jūs Londone, kad esate pastorius. Viską apie jūsų gyvenimą sužinojau iš savo draugų, kurie pametė jūsų pėdsakus Venecijoje ir nusekė ne tuo keliu, ieškodami jūsų artistų aplinkoje. Kai tik gavau žinią apie jūs, pakeičiau savo planus ir atvykęs čia, taip pat jūs susiradau. Dabar priimkime visas mano paslaugas jums ir Alisai kaip mano grąžinimą amžių skolą ir daugiau nelieskime šios gyvenimo pusės. Čia viskas šviesu, viskas švyti. Apie antrą jūsų šeimos pusę galiu pasakyti tik tiek. Padarysiu viską, kas bus įmanoma. Jenny ir jūsų žmonai išgelbėti. Bijau, kad tai neduos naudos, bet vis tiek padarysiu. Kaip keistai jaučiuosi, Lorde Benediktai. Aš tarsi tampu lengvas ir iš tikrųjų prisimenu savo seną draugystę su jumis. Mano siela leidžiasi nuostabi rimtis ir ramybė ir ne tik nuo jūsų žodžių, kiek nuo buvimo čia, nuo ypatingo jūsų gerumo, nuo beveik nežmogiško jūsų tvirtumo ir jėgos, kuri tiesiog sklinda nuo jūsų. Priimkite palaiminimą išeinančią sielos padėką už tą aiškumą ir ramybę, kurią liejote į ją šiuo paskutiniu mano gyvenimo žemėje periodu. Jūsų dėka mano atsisveikinimas su žeme kupinas didybės, o dėl mano žmonos ir Jenny, Dieve mano, kiek daug jėgų atidaviau, kad apsaugočiau jas nuo blogio. Čia mane dabar nuraminate ir aš palieku jas su jūsų apsauga. Aiškiai mačiau, kaip nuolatinis irzlumas ir prabangos bei pramogų troškimas vis labiau ir labiau gramzdina jas į bendravimą su melagingais ir netgi negarbingais žmonėmis. Mačiau, kaip jos skęsta smulkmeniškose mintise ir jausmuose, kaip jų amžinas siautėjimas jas stumte nuo visų aukštesnių, kilnių žmogiškos meilės jėgų ir bloškė į nuolatinį egoistinį koncentravimąsi ne tik į pačios save, bet taip ir negalėjau jų širdise rasti jokių gėrio kibirkščių, už kurių ištraukčiau jas iš miesčioniško bukumo. Dabar liaukitės apie jas galvoti, mielas Lorde Votsvordai, jums dar likę žemėje laikas priklauso jums vienam. Šiomis paskutinėmis dabartinio jūsų įsikūnijimo dienomis atėjau pas jūs suteikti tų žinių, kurių ieškojote visą gyvenimą ir ištrypėte į jas takelį kojomis tų žmonių, kurie pas jūs ieškojo paguodos ir išėjo ne tik paguosti, bet ir suvokdami, kad rado draugą, kurie pas jūs ieškojo ramybės, o išėjo ne tik nurimę, bet ir nešini džiaugsmu, nes suvokė savo tiesą į gyvenimą, į laimę, į darbą. Nusimeskime nuo savęs visų sąlyginimų pančius, kurie riboja jūsų sąmonę ir trukdo bendrauti dvasia ir ugnimi. Visos ašaros, skausmas, aistros, kurios jūsų širdis surinko į save kaip taurę, jau dega ne vien jūsų širdyje, bet ir mano ir širdise visų tų žmonių, kurie pašventė save visuotinės gerovės tikslu. Jumise jau nebeliko nei sąlyginės meilės, nei prietarų pančių. Visas tas dienas, kol paliksite šią žemišką formą, gyvenkite kaip gyvenama atsikračius viso ko asmeniško. Laimindamas kiekvieną savo dieną, gyvenkite narsiai ir išmintingai, negęstančios didžiosios motinos gyvenimo meilėje. Ne tik savo dukrai, Alisai, bet ir savo jaunajam gerbėjui Sandrai ir slapta labai giliai kenčiančiam Midriejui
ir mano vaikams, Neil ir Nikolajui. Visiems palikite didžią išminčiaus pamoką, kaip ramiai ir džiaugsmingai reikia atsisveikinti su žemės gyvenimu prieš pradedant, tiksliau tęsiant savo amžino gyvenimo veiklą. Šviesa, kuri kasdien liejasi iš jūsų į žemės kelius, šviesa, kuri jums dabar atsiveria kaip amžina atminties apie vienatinį gyvenimą ir kuri jau ne kartą leidosi kartu su jumis į žmogišką formą, tai lieka amžinai jų visų gyvenimų atmintyje, kaip paprasčiausias žinojimas. Užsnūsti su išmintimi, su mintimis apie amžiną, su laimės ir viso vienatinio gyvenimo savyje ir visame kame suvokimu. Žvelkite į visas likusias dienas kaip užtarnautą nerūpestingą poilsį ir skinkite meilės, kurią pats kaip sauja brangakmenių pažėrėte žemėje, vaisius. Florentietis palydėjo pastorių į viršų, į jo puikų kambarį, kur už atvirų durų buvo matyti mėnesienos nušviestas parkas ir už jo atsiveriantis toliai. Aš nenusipelniau šios laimės, lorde Benediktai, o apie tokį grožį, kuriame dabar gyvenau, negalėjau net svajoti. Jeigu kalbate apie skolą man, tai kągi turiu sakyti, meldžiuosi tėvui, kad galėčiau mirti ramybėje, tik vis nerasdavau jos. Jūs padėjote mano širdyje atsiskleisti ne tik ramybei, bet ir absoliučiam džiaugsmui. Koks nuostabus gyvenimas, koks galingas ir didis šio gyvenimo daiga žmoguje, jeigu jis per amžius keičia formą ir vėl gyvena. Tik dabar aš tai iki galo supratau, kodėl tada bažnyčia moka apverkti vienam kito mirtį, kodėl moko ilsėtis ramybėje dangaus karalystėje, jeigu ramybę galima rasti tik kiekvienas savyje. Ir dar supratau, kad rasti ją galima tik jei gyveni su šviesa. Kol žmogus gyvas, jį reikia mokyti, kaip gyventi šviesoje, o ne kaip ilsėtis ramybėje. Labanakt, lorde Votsvardai, štai jums dar viena piliulė, kuri atneš miegą. Florentietis tvirtai paspaudė pastoriui ranką, dar kartą palinkėjo labos nakties ir nulipo žemyn į savo kabinetą. Pastorius dar truputį pasėdėjo nakties tyloje, bet greitai taip užsinorėjo miego, kad vos spėjo nusirengti ir iš karto užmigo. Atrodė, kad viskas tyloje skendintis namas jau miega. Tačiau šeimininkas sėdėjo prie rašomo stalo ir rašė laišką, retkarčiais įdėmiai įžiūrėdamas į kažkokį tolimą tašką. Durys į terasą buvo atviros, o naktinis gėlių aromatas sklido po visą kambarį. Kartais nuo kranto atlydėjęs vėjelio gūsis virpino ant stalo degančio žvakės liepsną, vertė ją plezenti ir maityti atšvaitus prie stalo rašiusiojo auksinėse garbanose. Staiga florentietis pakėlė galvą, į kažką įsiklausė ir palingavęs galvą, tyliai tarė: Alisa, Alisa, aš tikėjusi, kad šiandien turėsiu kur kas daugiau jėgų. Jeigu tau taip sunku ir nyku, eikš čia. Manau, kad jau supratai, kaip turi palaikyti tėvą ir paskutinės jo dienas paversti žemiškuoju rojumi, o tu atsidavei liūdesiui galvodama tik apie save. Nustok verkti ir ateik. Grįžus iš lenktynių, Alisa iškart užlipo į savo kambarį, užmetė ant pečių chalatą, atidarė balkono duris ir prisitraukusi prie jų fotelį sustingo jame skausmingai, suvokdama, kad išsiskyrimas su dievinamu tėvu neišvengiamas. Atmintyje rikiavosi jos gyvenimo vaizdas nuo pat vaikystės. Nė karto ji nematė tėvo suirzusio.
Nė karto jis negrįžo namo be šypsenos. Koks skausmas bespaudė jo širdį, tėvas visada įžengdavo į namus, atsinešdamas kartu ir kiekvienam skirtą švelnų žodį. Daugas, ką Alisa nesuprato vaikystėje, paaiškėjo tik dabar. Vaiko širdelė atspindėjo tėvo dramą ir visas jos gyvenimas, kiekviena diena, viskas te buvo vienintelis siekimas – apginti tėvą nuo nemalonumų, neleisti jam pastebėti ką nors slogaus, nukreipti nuo jo ar tą ar kitą smūgį. Dvi širdės, du gyvenimai, tėvo ir dukters, susiliejo į vieną visumą. Ir dabar turėjo atskilti į dalis jo širdies. Ne tėvas traukėsi iš gyvenimo, bet iš jo širdies plėšė jos pačios dalį. Diena be tėvo. Alisa sekino šį kančią, ji tarsi skendo iš savo širdies besisukančiojo kraujo klane. Sėdėjo savo skausmą sugniuždyta, sukaustyta, be minčių. Bet vilties ir tarsi girdėjo, kaip iš jo širdies laša kraujas ir kaip aplink jau telkšo ištisas kraujo ežeras. Staiga tarsi elektros srovė per kūną perbėgo kažkokia jėga. Mergina prisiminė Florentiečio žodžius, pasakytus grįžtant namo. Prisiminė jo pokalbį su Sandra ir viską, ką lordas Benediktas kalbėjo jai pastarosiom dienom. Taip aiškiai prisiminė, kad tarsi išgirdo nakties tyloje jo balsą, kviečiantį ateiti. Prieš valandėlę dar kokią bejėgę, dabar jie atsistojo ir nusišluostė ašaras. Savo kančią ir skausmą ji taip ir raiškiai įsivaizdavo, taip aiškiai jautė lašantį širdies kraują, kad ir toliau atrodė jo krūtinėje atvira žaizda. Jis suspaudė širdį rankomis ir pažvelgė po kojomis, norėdama įsitikinti, ar nestovi kraujo klane. Žvelgtelėjusi žemyn į sodą, ji pamatė rankos mostoje kviesinti lordą Benediktą. Nulipusi žemyn, rado jį laukiantį ant savo kabineto slenksčio. Užeik, kūdiki, tarė uždarydamas paskui ją duris. Po šio stogu šiąnakt nemiegosime mes su tavimi ir dar vienas žmogus. Likusieji nutarė būti išmintingi ir priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Tu galvoji, kad nemiega Sandra, bet ne indui aš daviau raminančių lašų ir jis miega kaip ir tavo tėvas. Nemiega tas, kuris nė žodžio neužsiminė apie tėvo ir savo kančias. Nemiega lordas Midrėjus. Jo širdis plyšta nuo tavo dramos, nuo tavo liūdesio. Kad sustabdytų nors vieną kraujo lašą, tabelašinti iš tavo širdies, jis paruošęs lipti ant ešafoto. Ir dabar, pažiūros ramus, jis blaškosi lyg tigras narve, nerasdamas atsakymų į savo klausimus. Tau, dukra mano, reikia neverkti, ne kraujus plūsti, bet prisiminti, kaip prie amžinos ugnies pažadėjai teikti žmonėms pagalbą ir paguodą. Kas iš to, kai sėdėsi ir verksi? Ar tai, kas neišvengiamai turi įvykti, neįvyks vien todėl, kad tu verki? Kur dabar tavo tėvui rasti jėgų ir ramybės? Dabar, kai išmušė valanda keisti savo gyvenimo formą, esi įpratusi šį pokytį vadinti mirtimi, bet mirties nėra, yra tik tavo prietaras. Aš tau jau sakiau, kol gyveni, neprarastų šios nė vienos akimirkos. Mokykis kurti širdimi, nes ašarose nelieka vietos kūrybiniai jėgai. Kad ir dėl ko verktų žmogus, jis visada verkia dėl savęs, o juk aukščiausia žmogaus meilės forma – veiksmas, energija. Tik tas, kuris tvirtas ir narsus, išeina į aukščiausią kilnumo ir pasiaukojimo kelią. Gyvenimui reikia tik tokių bebaimių širdžių. Gyvenime nėra sustojimo akimirkų,
Gyvenimas amžinas judėjimams, amžinas veržimasis pirmyn ir tik tvirtas gali žengti su jo koja kojon. Jeigu ir toliau apsiverkinėsi kiekvieną nelauktą tik dėl tavo neišmanimo likimo smūgį, tai tau nėra reikalo gyventi šalia manęs. Tu nori dalytis mano gyvenimu. Tai pasiaukojančios veiklos gyvenimas. Tame gyvenime mainosi pergalės, pralaimėjimai, nelaimės ir džiaugsmai, bet jame nėra vieto liūdesiui. Mirtis – žmogaus prietaras, jo barbariško požiūrio į gyvenimą liekana. Pažvelk į šį nuostabų gamtos grožį. Dangus jau aušta, o mėnulis dar šviečia. Tavo akyse diena keičia naktį. Ir visa tai nėra tik to paties vienatino gyvenimo, kuris glūdi tavyje, manyje, saujelėje, debesyje, žolelėje, formos. Vėliau, daug mokydamasi pasiekti žinių aukštumų, tada gyvenimo ir mirties dėsnis jau netrikdys tavo įprasto gyvenimo ritmo. Šiandien gerai ir aiškiai suprask, jeigu nori vėl susitikti su tėvo gyvenimo veikloje, ruošk save tą šventą ir aukštą vietą, kur jis galėtų susitikti su tavimi ir toliau kartu darbuotis. Žinok tik vieną, gali sukurti tą šeimą, kurioje tavo tėvas vėl galės įsikūnyti. Gali tapti jam motina ir motiniška meilė, bei rūpinimasis atlyginti už visą jo rūpinimąsi tavimi, už visą jo meilę. Bet gali dar nereiškia įvyks. Tavyje visa meilė, tavyje visa jėga, tavyje visos galimybės pasukti likimo vairą į tą ar kitą pusę. Viskas priklausys nuo to, kaip dabar išlydėsi tėvą ir kokį jau dabar suteiksi jam palaikymą į amžiną kelią.